Ar galim teikti, kad komanda išėjo atsipalaidavus ir dėl to tas pirmas kėlinys buvo toks sunkokas? Vienareikšmiškai. Mes atrodo jau gyvenam ketvirtfinalių, nes mums ta pergalė ar lygiosios mes liksim greičiausiai ketvirtoje vietoje, nebent čia Dineris netyčia praloštų, Liuksatai, kas mažai tikėtina. Labai atsipalaidavę žaidėm. Ir toks rezultatas. Sakyčiau, net nepelnytai laimėjom. Ar šiaip yra skirtumas tarp tos pirmos ketvirtos vietos, kurias gausit iš kito pogrupio? Žaibas, manau, yra techniškiausia turnyro komanda, bet žaisti galima tikrai. Tiek gal. Kas vis dėlto lėmė, kad jūs laimėjot, nors, kaip sakot, ir nepelnytai? Puolėjo individualus meistriškumas, vien tik tas. Nors progų gal mes ir daugiau turėjom, bet antro kėlinio, antrą pusę jau jie laisvi beveik daeidavo iki mūsų baudos aikštelės, kas mūsų komandai neleisina. Ir aišku, mums labai dadeda du legionieriai iš trečios lygos, Dima ir Kestas. Vidury nebuvo mūsų playmakerio ir viskas. Jis kaip mūsų ašis komandos, galima sakyti. Tai tiek, tikime su Antakalniu surinkti pagrindą, ir pakovoti rimtai. Ačiū.